Na, kaip matote, anksčiau neturėjau jokių problemų su pirštų stiprumu. Nebūdavo pats stipriausias, bet tikrai 130 aš buvau ne problema. Ir prieš porą sezonų Latvijoje būtent šitose varžybose įplėšiau bicepsą. Ir nežinau, tai atsitiktinumas ar ne, bet būtent nuo šių varžybų prasidėjo problemos su pirštais. Kaip matot, įkėliau keletą video, kaip negaliu tiesiog nešti, krenta tiek lagaminai, tiek rentiniai iš rankų. Nors atrodo ir greičių gal būtų, jėgos yra, bet tiesiog nelaiko pirštai. Tai šiandien pamatavom pirštų stiprumą. Kairė ranka galiu įspausti 71 kg, dešinė ranka 73 kg. Taigi važiuojame į salę ir bandom stiprinti riešą, pirštus ir dilbį. Taigi pradedam nuo nedidelio svorio, supinacijos ir pronacijos pratimų. Gerai apšylam kiekvienai rankai po 2 priėjimus ir 12, maždaug 15 pakartojimų, šiuo atveju dariau 12. Tada ulnariniai ir radialiniai deviacijai pratimas. Taip pat kiekvienai rankai po 2 priėjimus ir 8-10 pakartojimų. Ir pradedame dirbti su svoriu. Imame girą. Šiuo atveju esu pasiėmęs apie 20 kg girą. Darome 3 priėjimus po 10-12 pakartojimų. Tada sekantis pratimas palmariniai fleksijai ir dorsaliniai ekstenzijai. Rankų štangų sukimas paėmus rankom. Šiuo atveju turiu 32 kg girą parašęs ant gumos. Taigi sukame iki pat viršaus ir atleidžiam. Šitą pratimą atliekame 3-4 kartus. Na ir paskutinis pratimas, tai štangos kėlimas paėmus už nugaros. Šiuo atveju turiu nedidelį svorį, nes jau visiškai nejaučiu dilbių. Įprastai darau su 80 kg, tai šiandien ėmiau 50 ir dariau 3 priėjimus po 8 pakartojimus. Ir pabaiga toks pažaidimas, blyno mėtymas. Deja, su kairė ranka padariau tik 2 kartus, su dešinė gavosi kiek daugiau. Sunkus pratimas, bet turbūt naudingas. Taip, apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad reikia ne tik dirbti jėgai, bet ir didelę dalį dėmesio skirti ir rankų bei pirštų stiprumui, nes tai turės labai didelę reikšmę varžybų rezultatui. Taigi, jeigu patiko mano video, paspauskit patinka, komentuokit ir iki kitų susitikimų. Ate.